Labas visiems, iki sugrįžimo į kanalą, labai džiugu, kad grįžtat, nepamirštat bei palaikot. Tai šiandieninis video bus apie mano pradžią, su kokiais sunkumais susidūriau bei ateities planus. Praeitą sekmadienį, kaip jau daugelis matėt, dalyvavau Just Monesi podcast'e ir ten apkalbėjom labai daug temų apie mano kūrybą, kontentą, kokį aš jį kuriu ir visus sunkumus, ką tenka išgyventi streameriui. Labai kviečiu jūs pasižiūrėti iki galo ir tikiuosi, kad jums patiks. Jau, čiatas sveiki. Visi, kas prisijungia, man rodos, pirmą kartą darau podcastą su kamera, nes šitas žmogutis paprašė, sako, aš ateisiu pas tave į podcastą, jeigu tu pasijungsi kamerą, nes man bus linksma, kai tu būsi su kamera. Aš toks sakau, okei, galim susitarti. Tai jo, miela Aivik atėjo į mūsų podcastą. Tai Aivik, prisistatyk. Tai labas visiems. Smagu, kad pakvietei. Esu Aivik, streamerė, youtuberė, šiaip šeimos žmogus, prijaučianti žaidimams. Taip galėčiau pasakyti. Tai va. Gyvenu Islandijoje, ne Lietuvoje, aišku. Ir jo, tiesiog paprastas žmogus. O šiaip, kiek tenais pas tave minus valandų Islandijoje? Kažkiek? Jo, -3. Oh. -3 valandos. Tai nuo Lietuvos laiko. Tai pas tave dabar yra 14. 2 valanda. Jo, 2 valanda. Wow. Ok. Tai žinai, dėl ko pakviečiau? Iš tikrųjų, tai nežinau priežasties dėl ko, bet man patiko tavo mintis. Ok. Tai jo, pašnekėsime apie tavo kūrybą, apie tavo kanalą augimą, apie tavo žaidimus, kuriuos susirašiau. Tu sakei, kad daugiau tenais yra, bet atsiprašau, nepamačiau, nemuškit. Pasistengsim. Ok. Tai kiek tu jau metų esi YouTube'ai? 1,5 plius minus. Wow. Ok. Ir kas tave paskatino pradėti kurti turinį YouTube platformoje? Iš tikrųjų, tai mano vyras, nes aš prieš tai turėjau laptopą, paprastą tokį, žinai, jis nebuvo galingas, paprasčiausiai ten smulkiem dalykam pasidaryti, žodžiu, tai man labai patikdavo žaisti Minecraftą. Ir aš tiesiog būdavo pasijungiu šiaip, neturiu ką veikti, tiesiog pasijungiu ir jisai vieną dieną man sako, klausyk, sako, o tu nenori pradėti streamint? Ta prasme, nesako, nu tu čia vieną žaidži, žinai, vis tiek. For fun varyk, žinai, bus kas bus, davai varyk. Ir aš sakau, bet blemba, aš čia nieko nemoku su tais kompiuteriais, nieko, kas čia bus, žinai. Tai jis sako, aš tau padėsiu, nes jisai jau buvo pradėjęs visą tą daryti. Tai kadangi jisai jau streamino maždaug apie metus laiko, tai žinojo kaip, ką ir nuo ko pradėti. Tai jisai man padėjo su visu šituo, bet pirmiausia, ką dariau, tai video kūriau. Tai pradėjau nuo video, apie metus laiko dariau video, kiekvieną šeštadienį tokia atsisėdus, per tą laptopą drožiu tą kompiuterį iki pačio galo, jau žinai, ten kur ta kamerytė miniatiūrinė. Ir jo, taip sėdėdavau ir darydavau realiai, tai po to susimontuodavau per savaitę maždaug, taip stengdavau įsikelti vieną kartą. Ir daėjom iki streamų, tai rinkau subscriberių tam tikrą skaičių, kad pradėčiau streaminti, nes su vienu žiūrovu, tai žinai, irgi ten arba su 0 sėdėti man nebuvo prasmės ir nenorėjau gadinti savo laiko. Tai va, surinkus tam tikrą skaičių, darėm vieną streamą, kitą streamą, trečią, o dabar iš vis maratonus vaikštom. Aš pamenu, kai tu pradėjai kurti, man rodos, pačius pirmus tavo vaizdo įrašai būdavo Minecraft'o ir tasai kalėjimas turėdavo kažkokius daiktus atrasti, nes man rodos, aš po to tavo vaizdo įrašą buvau komentarą parašęs ir tą į Discordą parašiau, nes kiek vakar mačiau, esame rašiniai apie kažką, bet jau nebepamenu, nes vis tiek seni prisiminimai. Jo.
Tai Tai jo, aš pradėjau visą community buildinau ant būtent Minecraft'o ir po to tik suvokiau ir aš pati pirmąjį savo video, kai padariau, ir aš tokia nepagalvodama. Sakau, labą dieną, sveiki atvykę į mano vaizdo įrašą. Šiame kanale matysite mane žaidžiant tik Minecraft'ą ir dabar kaip gailiuos tų savo žodžių ir ta prasme galvoju, va, ką tu vaikeli šnekėjai tada. o tai pala, Žodžiu. o tai pala, kiek tau tada buvo metų? Maždaug 22 kažkur, gal 21,5, kažkas tokio. Tai ne vaikelis, kaip čia pasakus. Ne, čia perkeltinė prasme pasakiau. Ok. Jo. O šiaip, kaip apibūdintumėt savo kanalą ir kas jį išskiria iš kitų? Tai mano kanalas yra daugiau toks gerą nuotaiką nešantis, aš moku iš savęs labai pasijuokti. Ir tiesiog tas visas vaibas, kuris vyksta, pavyzdžiui, mūsų streamuose, tai yra amazing tiesiog. Ir visas feedbackas, ir mes ten ir pasitūsinam, ir pasiklausom gerų dainų, ir padainuojam visi. Ir vakar irgi vienas žiūrovas sako, Naivik, nors ir šitas gabaliukas šūdas, bet sako, aš padainuosiu už tave. Tai žodžiu, tiesiog geras vaibas, gera nuotaika ir, žinai, kaip kiti daugumą sako, ten prašinėja ten pinigų kavutį ar dar kažkam, tai aš tikslingai, jeigu dedam donation golą, tai visą laiką kažkokiam tikslingam dalykui ir pati visą laiką dasidedu iš savo pinigų. Tai pavyzdžiui, rinkom ant geresnės kameros kokybės ir pačią naują kamerą pirkau ir rinkom donation golą, o likusius pinigus aš iš savęs dadėjau. Tai niekada nebuvo, kad va taip va iki šiandien, žinai, viską, nieko, čia streamam nieko, kompui nieko, ten ir panašiai. Tai čia nėra mano pagrindinė, tiesiog nėra pagrindinis pajamų šaltinis kažkaip, taip galėčiau pasakyti, aš dirbu samdomą darbą ir čia ir toks kaip for fun dalykas, kur man smagu pabendrauti su kitais ir pasibūt, žodžiu. O šiaip, kokią dabar norėtum žinutę priduoti savo žiūrovams? Nepamirškit niekada paspausti laiko, nes tai kiekvienam kontento kūrėjui yra labai labai svarbu, nes kiekvieną kartą video eina aukštyn, tai yra didesnė tikimybė, kad pamatys didesnę ir platesnę auditoriją tave. Nepamirškit savęs, nepamirškit, kad esam visi žmonės ir kad visi turim realius gyvenimus. Išeikit karts nuo karto pasivaikščiot. Jeigu bijot, kad praleisit kažkokio streamerio, ten streamą ar dar kažką, taigi telefonų pasimkit chebrytę. Turėkit ir laiko savo. Nieko savo irgi negailėkit, bet nepamirškit tiesiog savęs. Tai va, tokį žinutę šiandieninę vakar šovė į galvą. Bet šiaip žinutė žiūri gera. Net pats pasimsiu šitą žinutę kaip savo. Ok. Vis tiek esame, galbūt tu esi, galim sakyti, išvykus gyventi Islandijoje ar tenais dirbti. Vis tiek esi, galim sakyti, Lietuvos YouTubės bendruomeniai priklausanti. Tai ką pati manai apie Lietuvos YouTube bendruomenę ir kaip jį padėjo tau augti? Ar buvo tokių dalykų, apart vyro pagalbos, iš kitų streamerių kažkokios pagalbos? Jo, iki tos pagalbos, taip sakant, kol aš dasikasiau. Kai dariau dar Minecraft'o videkus, vienas serveris Minecraft'o su manimi susisiekė ir prašė kaip ir reklamos. Aš tiesiog neturėjau jokių pajamų, bet sakau, for fun, vis tiek aš tą patį darau realiai, vis tiek aš tą patį Minecraft'ą filmuosiu, tai kodėl dar, žinai, papildomai nepasidaryti. Ir savo naudoju. Tai tas serveris labai man padėjo iš tikrųjų, nes iš to serverio žmonės atėjo pas mane, čia kaip streameris, taip ir taip, žinai, čia jau ir pasubinsi ir kada tas video, kada ten dar kažkas. Po to dar padėjo Nexusas. Nexuso įkūrėjas, galima taip sakyti, tai Easternas.
Jis tokia ir pagalba, žinai, tiesiog paminėjo mano vardą, nes ten buvo tokia roleplay situacija ir aš net nežinojau, kad ten jisai. Tiesiog susitiko keliai ir jam pradėjo į chatus rašyti, čiagi streamerė, Aivik. Ir jis toks, streamerė, Aivik, žinai. Ir tada, va taip, iš jo dar žmonių biškė atėjo, žinai, irgi palaikyti, tai tiek tos pagalbos ir tą turėjau iš tikrųjų. Bet galim sakyti, vis tiek augi. Ne, tai kiekvieną streamą mes augam. Aišku, žinai, ta pati pradžia buvo žiauriai sudėtinga ir sunki. Aš galiu pasakyti tik tiek, kad kiekvienas dabar streamas man, žinai, yra didžiulis laimėjimas, jeigu bent vienas subscriberis ateina pas mane. Kada jau matau, kad nors vienas žmogus atėjo, jau viską šypsena iki ausų. Ir aš jau laiminga, kad dar vienas žmogus atėjo į mano community ir galbūt bus žiūrovas ir tolimesniuose streamuose. Bet tai šiaip, tu sutinkai su šitų, galima sakyti, kaip mes turime draugų iš streamerių, mes sakom, augom kaip namas, galim sakyti, nuo pamatų dabar, kurie turi beveik 2000 subų, sakoma, jau iki palangės tos vadinamos pasistatėm, tipo, išplytų jau tokį pamatą. Tu su šitų prikolų sutinki, kad pradedam nuo pačio pamato, paskui augam iki pat namo. Iš dalies sutinku, bet žinai, kiekvienas mes turim atskirą tiesiog istoriją, tai pas mane buvo pamatas ir pys palangė, vos ne, žinai, toks, nes ta prasme, kol video dar buvo, tai buvo tas tam tikras pamatas kažkoks tai. Prasidėjo streamai ir va taip va, aukštyn tiesiog buvo. Nes, aš tikrai nemeluoju, bet buvo, ta prasme, žiauriai dideliais greičiais viskas, nespėjau net apsidairyti, 1000 žinučių ten per visas platformas, TikTokas, Discordas, kiti ir Facebooką vos ne, žinai. Tai, sakau, buvo toks, kur žiaurų šuolis ir va dabar toj palangiai aš laikausi kažkur ten, žinai, už to kantelio kažkokio taip įsikabinti. Okei. O šiaip, kokie buvo pirmieji tavo įspūdžiai, kai pradėjai gauti pirmosius sekėjus? Negalėdavau patikėti tiesiog. Jeigu būdavo ten, nežinau, 5 sekėjai plus, tai aš visą laiką rodydavau vyrui pasiems telefoną, tu matai, kiek aš turiu. Ir tokį, žinai, jau grinai, ten jau iš laimės šokiniai. Nesvarbu, kad ten pinigų negavai ar dar kažko, bet tas toks... O šiaip, turi kažkokių ritualų prieš pradedant streamą? Turiu. Esu atskleidus ir savo žiūrovam, tai ką aš darau. Ryte, aišku, ten atsikeli, atsigeri kavos, varai tiesiai į dušą, duše prasidainuoji, taip neblogai, žinai, visas dainas ten vos ne. Ir po to iš dušo ten apsirengi ir viską, ir aš kai atsisėdu jau paskutinę valandą, vat būtent į kėdę, tai dabar pademonstruosiu. Geriam sirams gerai, geriam sirams gerai, geriam sirams gerai, oh yeah. Tai va toks mano ritualas. Okei, pas tavę tą, kaip šitas vadinas, kai yra... Neturiu greitakalbės, tikrai ne. Bet aš jau... Ne, aš, ta prasme, labai greitai nemoku išreikšti ant savo minčių ir labai greit išnekėti visą tą. Bet tiesiog, žinai, man tas va toks pratimas biški padeda balso stygom atsistatyti vietą, žinai, kad nebūtų toks labą dieną. Žinai, kur rytinis tas prabilimas. Okei, pas tavę toks virkolas, kad tu, galim sakyti, iš mankštinės stygas, o aš tiesiog ateinu prieš veidrį, žiūriu. Okei, šitą autofeedą darytis prie streamą. Ne, jau buvau kažkada. Okei, šitas. Gerai, sueis. Tada šukuosiu susitvarkę, nes vis tiek, kai esam bernai tenais,
nėra pas mūsų lygintuvų. Nu, galim tenais pasimti kažkur įsilyginti, bet nieką tu neišsilygins. Pavyzdžiui, iš manęs dabar nieką ir neišsilygins. Man užtrunka 1,5 valandos susiruošti. O, tai Kiekvieną kartą. O tai kiek ruošiais prieš podcastą? +- valandą. Kodėl taip ilgai? Nu, matai, makiažas užtrunka labai ilgai, taip sakant. Nėra taip, kad va, kaip ten kiti rodo per TikToką. Nu tai va, pasimkit, va, eyelinerį, karočiui, iki pat ausie. Brūkšniais juodas. Nu ten žodžiu, aš esu kosmetologė, tai aš moku tokius dalykus daryti ir aišku, man pačiai tai biškį ilgiau užtrunka, kitam gal greičiau padaryčiau. Tai estetiškai visada reikia atrodyti, kiek įmanoma, aišku. Ok. O šiaip buvo prieš jau einant į podcast'o pradžią toks jauduliukas ir toks galvos toks. Ką jis manęs paklaus? Man tiesiog, žinai, man yra didesnis stresas daryti savo streamą kiekvieną kartą. Okay. Nes kai reikia suvaldyti 2 platformas ir dar čia su to pačiu žaidimu žaisti ir dar čia atsakinėti jų visus klausimus, ir daug didesnis stresas man. Ir aš niekada nežinau, kuo baigsis mano streamas. Ta prasme, niekada nežinau, kada jisai pasibaigs ir kaip viskas vystysis toliau. Aš jo nebevaldau gale. Tiesiog jau žiūrovai pavaldo už mane į visą. Turim tokį dalyką irgi, kad 10 eurų plus 1 valanda prie streamo ir dabar pradėjom daryti, kad 100 laikų plus 1 valanda prie streamo. Tai jeigu jie pasikūrė, baisiai pasikūrė, užsikūrė ten, žinai, tai galim sėdėti ir iki ryto. Ok, pradėjom apie kavalkas šnekėti ir taip toliau. Koks yra tavo didžiausias gautas parama, arba kitaip sakant, angliškai donationas? Subscriberis, memberis dabar jau įmetė 500 vieną kartą sugavus ir žinok, negalėjau patikėti savom akim. Ta prasme, netgi išjungus streamą apsiverkiau tiesiog, nes galvojau, nu čia neįmanoma. Ir aš galvojau, kad iš pradžių galvojau, kad čia fake. Sakau, čia kažkas suskriptino kažką. Ta prasme, neįmanoma, man PayPalas užfryzintas ten. Nieko negaliu daryti per jį. Ten žodžiu. Ir aš galvoju, plemba, nu aš negaliu patikėti, ar čia iš tikrųjų taip galėjo būti. Ir va, pasirodo iš tikrųjų. Tai nežinau, čia buvo kažkas sunkaus patikėti netgi. Ok, Robi, matau, tu esi čiate. Robi, 500. Agi tu beprotė. Jisai tikrai išpratėjęs konkrečiai yra ir aš jį labai gerbiu ir myliu. Ne tik, kad, ta prasme, jisai ne tik žmogus, kuris ateina, tiesiog, ai va, pasimk, įmečiu tau donatą visą gerą, žinai. Bet jis taip padeda. Jis dabar yra ir moderatorius pas mane. Tai jisai visą laiką primena žiūrovam, žiūrovai, nepamirškit laikiuką, subscribiukai, važiuojam, žinai, ten. Tai visą laiką primena žiūrovam. Kartais, kai negaliu atsakyti, aš pati į klausimus, nes būna kažkokios įtemptos situacijos ar nepamatau, jisai atsako už mane. Jis labai jau daug, kadangi daug temų buvo jau šnekėta ir, pavyzdžiui, nauji žmonės ateina, tai jisai dažnai ir atsako tiem žmonėm, plus minus, jeigu aš nebepamatau. Jo, kiek mačiau vakarą, atsakė į daugumą klausimų pats Robis ir toks pagalvojau, ok, maladis moderatorius, streamerė, galim sakyti, gelbėj. Tai Robi, maladėts, gelbėk. Kiek esu buvęs pas tave streamuose, tu esi ant humoro, tai kiek yra tau svarbus tasai humoras tavo kūrybai? Aš be šito, ta prasme, aš negalėčiau kurti tiesiog. Jeigu aš turiu patį didžiausią kritiką savo vyrą, tai jeigu jo video neprajuokina, nenusišypso ar kažkas panašaus, viskas, nurašom visą videką. Nes ta prasme, mano humoro jausmas, tu man pirštą parodyk, aš pasijuoksiu, žinai. Bet, tipo, pas jį ir kitoks. Ta prasme, pas jį jau toks turi būti žiauriai geras bajeris.
žiauriai gerai viskas sudėliota, kad jisai nusijuoktų arba nusišypsotų bent jau. Tai jeigu jis tai padaro, liuks, važiuojam, videkas paeis. Tai va, čia labai būtinas dalykas, aš be šito jau tikrai nei vieno video nekelčiau ir nedaryčiau, nes, humoras tai čia jau must to be, pas mane bent jau. Nu ja, matau, net pačiam podcast'e yra toks humoras pas tave, net gali pats nusijuokti. Ok, galbūt čia galim sakyti, yra dažniausiai skaudi tema. Ar esi jau planavusi arba buvę momentai, kai jau pati, pavyzdžiui, nebeturi ką sukti, ką galvoti ir jau žedi tiesiog mesti viską, bet tave kažkas sustabdo arba kažkaip tu pati susitvarkai su tokiomis mintimis? Oi, iš tikrųjų labai dažnai aplanko šitas mintis, ypač buvo aplankiusios, kai buvo apstoję visas dalykas, atrodo, blemba, tiek varau, darau, čia, tas. Ir žinai, subai neauga, ten žiūrovų jau taip, žinai, sausau, 100, gal dar pritempsi kažkiek. Ir toks galvoju, blemba. Tiek valandų prasidėjau, žinai, visą savaitę montavau šitą dalyką. Ir tipo, blemba galvoju, tai ką dabar daryti, ką dar man padaryti, žinai. Tai buvo tokia mintis jau tikrai, kad, blemba, gal čia nepaeis man taip, žinai, gal čia neįdomu niekam, gal čia tiesiog galvoja, kad čia ta blondinė nusišneka dar kažką ten, tipo, kad jai maždaug čia, žinai, vyrink tai iš čia, dar tie kartais heiteriai, kur ateina, tai tu tokia, šiokia, tokia, žinai, ten tipo, valink tu iš čia, žinai, visiškai čia, ką tu čia nereikalinga, pagrindinis, eik į virtuvę. Čia ir pagrindinis. Aš net norėjau tavęs klausti, ar tam nėra buvę tarp čato, nes tu, kiek mačiau, jau į FEMą nuėjai, o FEMė patys tie žiūrovai sako, blemba, atėjo dar vieną virtuvę į FEMą. Ir aš, tipo, kiek esu, tipo, žiūrėjęs, visados bus streamerė, jinai lygų virtuvę. Kodėl? Desniau. Tipo... Dėl to, kad, tipo, moters vieta yra virtuviai, dėl to jie čia taip traktuoja. Tipo, Lietuva laisva. Bet iš tikrųjų, žinai, šiais laikais, tipo, yra ir vyrų šefų, yra ir moterų mechanikių, ir, žinai, čia dabar kas ką nori, tas to būna, netgi žmonės lyti keičiasi tai. Tai, žinai, čia toks, kur labai mažai darbų išlikę, kurie būtų tik vyram arba tik moteriam. Tai, žinai, jeigu man tai patinka, tai why not, važiuojam. Tai dabar galbūt prieikime prie pačio pirmą tavo žaidimą, tai yra Minecraft'o. Tai kaip apibūdintum savo santykį su Minecraft'u ir kodėl vis dar grįžti prie šio žaidimo, nes kiek mačiau, buvo ir vienas streamas, kai sugrįžai į patį Minecraft'ą. Tai, kaip ir sakiau, pradėjau visą tą channelio statybą ant Minecraft'o ir visą gyvenimą man jis labai patiko. Ir būna, žinai, kad bent jau šiai minutį dabar yra, kur variau metus laiko vien Minecraft'ą vos, ne? Ir dabar jau toks, biški noriu atsitraukti, jau žinai. Kur jau viskas tas pats, dabar mačiau atnaujinimas bus kažkoks, tai va vėl reiks pabandyti. Jo, o šiaip, kokius esi padarusi Minecraft'o projektus? Čia nais tipo buildo, kažkokie. Ir ar šiuo metu kažkokius vykdai projektus Minecraft'e? Ėjau į hardcore, turėjau tokį challenge, kad iki pirmos mirties, po to one blokai buvo, dar kažkas buvo, kad liktais iš 4 blokų grinai ten. Po to bandžiau visą Minecraft'ą praeiti, nes dar nesu gyvenime praėjusi iš tikrųjų. Tai gavos taip, kad kompas buvo užsilenkęs. Nu ir ką, man Windows'us perrašė. Pasaulio nebėra.
Ir viskas. Va taip va. Ok. O šiaip, vis tiek metus žaidai Minecraftą, tai ar esi išbandžiusi visus Minecrafto žaidimo režimus? Ir kuris tau labiausiai patiko? Tai man survival visą laiką kažkaip. Aš bandžiau ten tą creative varyti irgi, bet toks, nežinau, kai viską gauni, toks atrodo, tai koks dabar tikslas dabar čia pasistatyti kažką, žinai, viską gavau. Man visą laiką žavėjo tie žmonės, kurie patys savo rankom ten tos resursus pasidaro ir pastato kažkokią pilį, žinai. Ir aš tokį, bliamo, kiek čia valandų, žinai, kiek valandų žmogelis užsiknisa, kol padarė šitą dalyką. Tai ten būna parašyta, ten kokias, nežinau, 200 valandų, ten 500 valandų. O dieve, galvoju, Jėzau. Tai va čia man būdavo visą laiką mistika. Ką patartum naujokams, kurie tik pradeda žaisti Minecraft'o? Nežinau, būkit žaismingi tiesiog. Darykit tai, kas jums patinka. Aš buvau visą laiką tas žmogus, kur aš ūkininkė. Pasistatau chatą, fermas, žinai, kažkokias ten, grinai viens pasistatyti savo ūkelį. Ir man buvo va. Man niekad ten nerūpėjo, ten praeit, ten visą Minecraftą, ten aš niekad nesuprasdavau. Man ten sakydavo, davai ten eik pasikasinėk ten kokių deimantų, ten dar kažko. Max 3 užtekdavo tam, kad pikeksą pasidaryti. Aš nebuvau iš tų žmonių, kur visą laiką norėjau praeiti. Ok. Nu ką, Minecraftas jau, kaip sakoma, traukinio vagonas pavažiavo, priartėjom prie FEMO. Tai kaip prasidėjo tavo visas kelias su FEMO projektu? Kiek mačiau, dabar testuoji visus beveik arba ir visus Lietuvos serverius FEMO. Net labai linksma pasižiūrėti. Tai mano kelias prasidėjo FEME prieš maždaug 5 metus. Irgi Lietuvoje nusipirkau kompiuterį. Žiauriai norėjau žaisti FEMą. Žiauriai tiesiog. Nes matydavau, kaip kiti ten varo, daro, žaidžia. Ir aš tokia, bet tai čia mano tema, sakau. Aš mėgstu su žmonėm pabendrauti. Mano tema konkrečiai. Ir tas žaidimas. Davai, važiuojam. Tai nusipirkau kompą. Nusipirkau GTA. Per Kalėdas, aišku. Žinai, čia vienintelė buvo Lietuvoje diena, kada gali nusipirkti kažką. Nu, jo. Kažką pasidovanot. Ir tada nusipirkau ir aš kaip pagavau kablį, tai tu neįsivaizduoji, ta prasme. Tada aš atlikinėjau praktiką ir kaip ir nedirbau, o buvau namuose. Koks tau yra pats įdomiausias dalykas, kuriant FEM pasaulyje? Nu, taip ir roleplay atžvilgiu. Roleplayaus visos situacijos gal pačios. Ta prasme, kai užsikuria kažkoks šūdų malūnas, tada įdomiausia būna. Sprogsta viskas. Nežinai, kuo durniau ir to geriau. Tai kaip ten būna kažkas kažką prisdirba. Dabar šitie ieško, žinai, ir po visą miestą ieškai ten. Ar dar kažkas ten. Jau nešneku apie darbus, žinai, tiesiog tarp pačių žaidėjų, kai užsikuria kažkas ten, tas to nekenčia, kaip ir aš pati prankinau įstemną. Tai irgi buvau užkūrus tokį gerą bajeriuką, kad jisai serga tam tikrą ligą ir kad, neužilgo numirs. Tai žodžiu. Jis atsiliepia, sako, oi, blemba, ką tu čia svaigsti, ten dar kažką, tai sako, aš medikė, žinai, ir jis sako, tai ką man sako viskas? Sakau, jum viskas beveik, žinai. Ten tiesiog kūrimas tų pačių situacijų tarp pačių žaidėjų. Nu jo, tiesa. Ok. O šiaip, kokius patarimus turėtum žmonėms, kurie nori pradėti kurti FEMO serverius arba patį roleplayų? Tai turėkit labai didelės reklamas, nes kaip mes visi žinom, išeina GTA 6, tarkim, metų bėgiai, pasileis online'as tas pats.
vėl kursis, gal pradės kurtis pajamas, kažkas panašaus. Na kągi, galbūt jau einam prieš paskutinį vagoną, tai apie Ivik kanalą. Kaip jisai buvo sukurtas ir taip toliau. Tai kodėl, pavyzdžiui, aš nesakysiu tavo vardą, nes aš nenoriu suklysti. Tai jo, kodėl tavo YouTube pavadinimas yra Ivik? Ivik atsirado slapyvardis toks jau gan senai. Tai aš iš pradžių bandžiau kurti savo turiniu su makiažais, grožiu ir panašiai, nepaėjo. Po to, po 5 metų bandžiau sugrįžti tą pačią sferą. Žiūriu, kad čia jau nelabai kažką, žinai, veidas ten jau biški pasenėjus kažkaip. Tai jau nebevarkė, aš jau į save nebegaliu žiūrėti, kai aš tai darau. Tai galvoju, ne tada, žinai, bet jau Ivik buvau iš prieš tai susigalvojus. Tai yra iš mano vardo ir dabar pavardės dabartinės. Tai mano tikrasis vardas yra Iveta. Tai iš tų raidžių esu paėmus nemažai, o K raidė yra iš vyro pavardės. Tai va taip ir susikūrė Ivik. Galim sakyti įdomus kanalo pavadinimo galvosūkis, nes, tikrai toks įdomus pavadinimas. Ar turi kažkokiu nors tikslu ar svajonių, kurios norėtum pasiekti su savo kanalu? Tenais, pavyzdžiui, turėti tą didesnį bendruomenę, šeimyną ir taip toliau. Aišku, dabar darysiu Eurotoną. Tai žiauriai noriu ištempti bent vieną dieną. Čia yra mano didžiausias noras. Šiai minutei. Nesvarbu, kiek bus žiūrovų, nesvarbu nieks kitas, tik vieną dieną norėčiau pabūti kartu. Bet taip pilna visą dieną, žinai. Tai čia yra mano siekiamybė ir nežinau, pats didžiausias noras. Kad pasirodyt visų savo gražumų tiesiog. Ir be makiažo, žinai. Ir ten be visų tų dalykų, ta prasme, kur kiti sako, ai, tai kad jinai čia bijo be makiažo, ten pasirodyti ar dar kažką. Ne, tai hebrytė, davai darom, žinai. Aš su vėl noriu galiu pasirodyti. O tai jeigu tu darysi Subatoną, bet, kiek žinau, Subatone, tu darysi taip su tuo pačiu slipcamu, ar tiesiog o bože moj. Jo, su slipcamu. Taip. Tai aš noriu grįžti tradicinę Eurotoną vien dėl to, kad tu dabar kažkaip vis pameti šitą dalyką, kuris buvo prieš tai, ne? Aš augau su tuo tradiciniu Eurotonu. Man tie Eurotonai, fake Eurotonai, tai man čia ir šudsne Eurotonų, žinai. Tipo, tai arba jūs normaliai darot, arba nevadinat Eurotonu. Žinai, nes čia ir doneitas. Ne Eurotonas tada. Kad, tipo, ateis kažkas įmes, o kad čia tik man tie skaičiukai patiksės kažkaip. Tai čia ir ne, tikrai ne, big no, ta prasme. Tai arba tradicinį darot, arba nedarot, žinai. Tai va, dėl to ir noriu sugrąžinti tradicinį Eurotoną į YouTube community. Noriu jam parodyti ir dabar darau, sakau, video ir visą kitą, kad turėčiau ką paleisti, būtent tam laikotarpį, kad megosiu ar kažkas tokio, žinai. Tai va, ir labai smarkiai ruošiuosi, dėliojuos dienas, thumbnailai, ką veiksim, ką darysim, playlistai, viskas. Tiesiog nuo A iki Z yra planuojama dabar pas mane knygutėj. Kokie 3-4 lapai, taip sakant, dar ne pabaiga. Nu jo. O šiaip kaip tavo, galim sakyti, antra pusė reaguotų, jeigu jis nori mėgoti ir šiandien kamerą atsukti ir toks galvoj, viens kamerą atsukti, taip sunku užmygti. Nes pavyzdžiui, vis tiek sunku užmygti, kai tave stebi tenais tūkstančiai žmonės arba šimtais, o tu toks jau pavargęs ateini ir viens dar Eurotroną ir atsuks į lovą kaip miegam. Ar jisai, kai tu
kai tu darysi Eurotroną, tiesiog perėsi kitą kambarį, ar kaip čia bus? Ne, supranti, čia yra, mes turim 2 atskirus kambarius. Tai kitam kambarį yra sofa, kuri įsiskleidžia kaip lova. Tai jis jau pripratęs, jis jau žino šitą dalyką, kad dažniausiai taip ir būna, kad jeigu žiūrovai užsikūrė tokį traktariuką, kad rūksta dūmai, tai jis jau miega ant sofos. O aš toliau varau, žinai, darau, tai jis pripratęs ir labai gerai poroj, kai yra supratimas viens iš kito. Nes pradžiai, kai jisai pradėjo streaminti, o aš ne, ėjau iš proto tiesiog. Blemba, atrodo, aš jo nesuprantu, jis manis nesupranta. Ir tipo, man reikia kažkokį irgi dėmesį, aš noriu išeiti pasivaikščioti, aš ne tas žmogus buvau, kur galėjau sėdėti namuose. Man tą daryti, žinai, toks žiebinkštėlio žodžiu. Toks spark, žinai, toks tiesiog jau visą žypsinti, kad, nu, tipo, davai, darom šitą, davai, varom. Ten kokius škavutis nusigerti. Ar ten kažkur prie upelio, žinai, pasivaišėt. Kažkur, davai, darom kažką. Ir jisai, aš streaminu, žinai. Aš bandau čia kažką. Ir aš tokį, tai kiek čia da laika bus, žinai, kiek man čia da laukt. Tipo. Ir nesusikalbėjimas buvo juodas, dabar puikiai viens kitą suprantam. Ir bendrų temų tiesiog pasišnekam ten, aš jį pamokau, jisai mane kažko pamoko ir taip. Dabar ir va. Nu jo, kai 2 šeimoje yra streameriai, automatiškai suprantingumas. Ok, galbūt jam įmėtė tenais, kaip man 10 eurų ir jam dabar 1 valandą reikės daryti. Nu tai viskas ok. Da pasiščekini, ką jis daro. Aha, sisgožič. Nu kam tu tą stalą dažai iš tų nervų? Nemeluok, būna taip, kad taviškis iš tų nervų trenk per stalą ir tu toks, nu kam tu tą stalą dažai, ką jis tu padarė? Daugiau būna, kad reikia, kad tu debilas. Žinai, žaidžia kažkokį kompetityvų žaidimą, ten kur šaudyklę konkrečiai. To baisesnių nesakysiu, tikrai. Tai ir būna. Ir žinai, bet ant visų namų, tiesiog visi namai skamba. Aš tokį prieinu, taip žinai, į petį, va taip, tau viskas gerai, gali nereikti. Gerai, tada biškį apsiramina ir vėl. Žinai, toks. Bet ypač kaip kompetitiv kažkokį žaidimą žaidžia, tai būdavo, nereik, prašau, tik nereik. Nu ja, šit sutinku, kiek esu pats žaidys, biškį irgi buvo. Ok. Šiaip, Aivik, kaip tu vertini save, kai tu bendrauji su savo sekėjais ir kokiais būdus tu naudoji, kad jie jaustųsi įtraukti į tavo pokalbius ir taip toliau? Aš naudoju tai melumą. Iš tikrųjų, nevaidinu, ko nesu. Visiškai nesistengiu vaidinti kažkokios ten, nežinau. Tiesiog rodau, kokia iš tiesų esu. Aš tokį, kur, žinai, zavadyla daugiau. Ten, kad, davai nesėdėm, davai varom kažkur. Žinai, kad tik būtų visiems gerai, linksma. Ir, žinai, aš dar su ta gal mintimi, kad aš noriu skleisti tokią žinutę, kad žmonės šeštadienio vakarą atsidarė nealkoholinio aliuko, ne? Nes dabar negalima sakyti kitaip. Na jo. Tai pasiėmė nealkoholinio aliuko, čipsiuko, pasijungė mano streamą ir, žinai, va čia tai geras bajeris, žinai, toks. Ir gerai leidžia laiką tiesiog ir laukia ten. Plema, ką jam da pasakys, žinai, ką čia padarys, kas čia bus gero. Ir kad įsitrauktų tie, kad, žinai, kaip serialas toks valgai. Nu, kas kas toliau, žinai. Na, ja. Ir, tiesiog vaibas. Kad jiem būtų smagu, kad jie nešvaistytų savo laiko, jie pasikrauna vitaminų, žinai, D, C, atsidaro užuolaidas D.
arba ten išeina dar į lauką, dar prieš saulytę kažkokią, dar pasikaitina, ar šiaip pačilina. Ir man gerai, ir jiem gerai, žinai, taip sakant. Okei. Nu, aš džiaugiuosi, kad tu tikrai sutikai podcast'e dalyvauti, nes šiandien tu mane linksmini, nežinau, ant maksimo. Gerai, labai gerai. Vadinas liuks. Žinai, podcastas liuks. Tiesa, tiesa. Aš tikiuosi ir žiūrovam labai linksma ir gerai. Koks tavo mėgstamiausias turinio kūrimo momentas? Planavimas, filmavimas ar redagavimas? Filmavimas. Editinimas šiandien pats mėgstamiausias. Oi. Žinai, aš nuo to editinimo stengiuosi bėgti kuo toliau. Iš pradžių, nesakau, ir kai kurių žaidimų, kur patinka editinti. Bet čia jau negali būti kažkas Minecraft'ą editinti, max sunku. Fajama sunku. Taip, žinai. Ką buvo lengva editinti simuliatorius. Ta prasme, kai aš pradėjau ten pafilmuoti kažkokius simuliatorių žaidimus, ten kaip ten Supermarket ar G-Station ir panašiai, tai aš tokį, žinai, darau ir kad lengva, čia viskas, taip, sukarpai, viskas. Sudedi, žinai, perėjimai, ten muzikytę įvažiuojam, Minecraft'ą. Filmuoji 4 valandas, po to montuoji savaitę, išleidi ir žiūri 10 laiko. Ir va toks, taip. Tai montavimas pati nemėgstamiausia, filmuoti patinka, bet, žinai, stengiuosi ten, kad kažkokių failų per daug nebūtų, ypač jeigu kažkokie veiksmai yra, ko negaliu atsukti atgal. Tai čia jau must, žinai, nesusivaryti yra. Tai, o planavimas, tai man patinka visą laiką susiplanuoti savo laiką. Aš susiplanuoju savo tvarkaraščius mėnesių laiko. Tai dabar turiu susiplanavus dar į priekį, man atrodo, spalio mėnesiui. Kažką ten, žinai, ant klaustuko tokio jau kaba. Tai belikė grafikas užkištas yra pas mane ir dar pradėsiu streamus daryti ir trečiadieniais nuo gegužės. Tai va trečiadienis, šeštadienis deadline'ai, taip sakant. Okei, bus įdomu, galim sakyti. Okei. Ko čia dar turiu? Ar turi kokiu nors būdu, kaip išlaikyti savo turinį šviežių ir įdomių? Realiai, dar vis žmonėm įdomu, ar aš žemaitė ar ne žemaitė, žinai. To aukštaitė. Taip, ir žinai, tenka priminti žmonėm, kad hebra, taigi, blemba, skirkit jau, bišk po biškį, jau, žinai, važiuojame tą pusę, kad ir aukštaitį, taip gali šnekėti. Tai būna tas dažniausias klausimas, tai akcentas ir dar sykį akcentas, kas pabrėžia mane. Iš pradžių žiauriai gėdinaus ten kažkaip šnekėti, būtent pakruojiečių kalba, tarkim, mane su truputį šiaulių. Tai labai bijojau ir sakau, eiktum, nes čia mane užheitins tiesiog dėl kalbos. Po to pradėjo daryti svarbiausia, žinai, tas kontento kūrėjas žemaitiškai. Galvoju. Žinai, jau žmonės nebebijo čia jau kažkaip šnekėti savo tarme. Ir galvoju, o tai ką, jeigu aš pavarysiu taip, žinai, jau grinai pakruojietiškai. Ir žiūrė, eina, let's go, žinai, jeigu, kaip sako, reikia minusus paversti privalumais. Tai va, aš tą ir darau tiesiog. Tai kokie tavo būtų? Ar žemaitė, ar turiu vaikiną, ar eičiau atsigert kavos, ar būčiau su jais. Kas dar čia? Kiek metų, iš kur aš esu ir ar žemaitė. Nu ką,
Dabar galbūt toks vienas klausimėlis jau užduodamas po streamų ribų, kai tu būni už streamo, tai kaip leidai laiką už streamo ribų? Ar turi kokių nors kitų pomėgių ar veiklų? Už kompiuterio, taip sakant. Aš esu šeiminiška moteris, tai rūpinuosi savo šeimą, einu į darbą, didelę dalį praleidžiu sėdėdama vis tiek prie kompiuterio, tenka prisėst, pasidaryti darbelius, taip sakant, iš streamo momentukai, klipukai, video, thumbnailai ir visi kiti dalykai. Tai sakau, kad realiai gyvenime laiko turiu žiauriai paskutiniu metu mažai. Tai sakau, visokie projektai čia, tai Eurotoną planuotis, tai dar kažką, o dar prie to paties, žinai, ir valgymo taisymas, ir šeima eina to pačiu kažkaip. Tai labai sunku suderinti iš tikrųjų, nes, nu, žinai, tai nėra mano pagrindinė veikla, tai tam, kad kiti, pavyzdžiui, būna irgi ten parašo ten žinučių, ten 1000, ten ką veikia ar dar kažką. Sorry, hebra, neturiu laiko atrašyti. Kartais nutiko. Kartais aš tiesiog neturiu tam laiko, arba tiesiog esu per daug išsekus nuo viso šito. Va taip, kaip bytė. Ok, o tu būna da, pavyzdžiui, toks klausimas, labas, Aivik, turi tenais Instagramą, Snapchatą ir tokius kitus, nu, tipo, be YouTube'o, Discord'o, Twitch'o, Steam'o, na, bet tų visų įžymų socialinių tinklų, kur tenais, pavyzdžiui, TikTok'as, YouTube'as, Twitch'as, Discord'as, Steam'as, o jau tokie, žinai, Facebook, Snapchat, Instagram. Tie jau, žinai, asmeniniai reikalai. Jo, Facebook'o labai daug kas prašo, bet aš kaip aš esu sakęs, kad Facebook'as man yra šeimos dalykas daugiau, susisiekti su savo šeima, nes, nu, kaip žinom, negyvenu Lietuvoje, tai į numerį nelabai pasiskambinsi. Tai aš ten nuotraukų nebekeliu, nors kartais tipo įkeliu babutėm pasižiūrėti, žinai, kaip čia beatrodo. Tai toks, sakau, man ten yra šeimos dalykas, neliečiam. Ir žinai, tuo labiau ten yra mano tikrasis vardas ir pavardė, nenoriu, kad būtų kažkaip. Tai šitą dalyką palieku. Pagrindės manim gali žiūrovai susisiekti tik per Discordą ir TikTok. Nu, dar žinai, YouTube'o komentarą galiu atsakyti. Arba streamas. Tai dabar galbūt klausimas, kuris jau ilgai lauktas ir taip jau po visų pabaigų, kai jau atvažiuoja įstoti ir tavęs paklausia, ar turi bilietą, o aš tavęs paklausiu kitą. Ką manai apie šį podcast? Žiauriai faina iš tikrųjų. Labai faina, toks nuoširdus, geras pokalbis, kur, žinai, nieko nereikia čia taip vaidinti, tiesiog koks esi, toks ir esi jau. Pasirodai ir man labai patinka, kad, žinai, per šitą pokalbį aš galėjau ir pati atsiskleisti ir žiūrovai galėjo daugiau susipažinti su pačia manim, negu aš, pavyzdžiui, per streamus jam atiduodu savęs, tarkim, mane, kaip kontento kūrėjos. Ir, žinai, čia dabar ir tokia, kur visi taškai sudėlioti ant pabaigos jau. Nes, sakau, kaip ir, man labai patinka tas, kad atsiskleis galėjau aš pati ir visus klausimus, kurie yra rūpimi, pradžia, pabaiga, vidurys, tarkim, viskas čia buvo sudėta į šitą podcastą. Gaila. Galbūt jau turėčiau tai paleisti, bet mes padarom taip. Man per raciją pranešė, kad tu turi nusikaltimą ir tau reikia atlikti nusikaltimo baudelę. Tai pas mane visados pabaiga eina tokia, kad aš užduodu užduotį tam žmogui, o chatas tuo tarpu gali tų baudelės rašyti, tai chatas galite dabar laisvai, kokių klausimų nebuvo, galite užklausti, o mes galvojam Aivik užduotį. Tai ką, Aivik, yra 3 punktai. Tik davai be gerimų, nes rytoj įdama. Oi, ne, pas mane family contentas.
Ai, supratau. Plius, jeigu tu pradėtum gerti ir aš pats įsinorėčiau. Tai, okei. Būna. Pas mane yra 2 kategorijos. Ir aš žinai, nes, kas pradeda nuo lengvos ir sunkios. Tokius yra. O kas ta vidutinė? Ten jis tiesiog pjavo. Kam ta vidutinė, jeigu yra lengva ir sunkiai? Tai galbūt rinksis, ar nori lengvos užduoties, ar sunkios. Tai gal nuo lengvos tada. Lengvos? Bet žinai, tu jau paaugus kaip streamerė, tau tą lengvą nelabai mėčiau. Nelabai sakai. Ne, tenais, taip, kaman, ar tu negalėtum dabar, pavyzdžiui, atsisėdus ir užsidėjus ant kojos, ant stalo kojas ir išvardinti 10 top tavo manimų geriausius kontentų kūrėjus. Nu taip, kaman. Galėčiau. Nu tai va. Bet tai žinai, ne visus žinau. Čia nais palį tavo mąstymą, kurios tu dėtum į top 10. O mes... Jo, bet žinai, su to 10 tai būtų irgi biški sunkokai, nes ne visus žinai žiūri tiesiog taip. Bet... Nu gerai, nuo sunkios. Žinai, man labiau patiktų tau sunkiau duoti, nes mačiau streamę vakar, labai gerai dainuoji. Tai tu būtų padaina. Nu. Tai tu gali... Ką padainuoji? Šiaip lietuvišką dainą, nes aš anglų biškį suprantu, bet man jau anglų jau buvo praeitam podcast'e, man rodos, ne, už praeitam podcast'e anglišką dainavo. Tai dabar tau reikėtų dainuoti lietuvišką, nes tu esi išvykusi iš Lietuvos į Islandiją. Net prašo Danutės balsų padainuoti. Čatas, nebus jai per sunku? Man per sunku tikrai bus, aš nekėt galiu, bet jau dainuoti, išeiti iš konteksto, tai čia jau hardcore, tikrai. Daužo širdis, kaip pro šalį eini. Būgnų orkestrai užgroja, aš nežinau, kaip užkalbint tave, stoviu, kol sniegas užkloja, šypsausi tau lyg ieškau kažko, nors nebuvau ir pametęs. Tu man daugiau nei praeivė, žinok, pamatęs. Ir apakęs, kasgi tau pasakė, kad to ne mėlynakė. Aš tavo apgrožėjau, iš proto išėjau. Mano mintis lėkė, mano mėlynakė. Ar galėčiau būt kartu, tik aš ir to. Nu, va. Danutė čia buvo. Čatas. Užteks, ne? Bet čia taip durnai turėjo nuskambėti. Ok, čatas. Į čatą rašom double jai, maladėts pasiryžo, jo, apžiūrim ar bus klausimų. Ok, Robis tavo moderatorius klausė, kaip Ivy kovojas su nulaidiniais heiteriais, ką patartų kitiems streameriais, kaip elgtis su hate, su blogais komentatoriais. Jo, tai seniau žiauriai priimdavau taip širdį gan giliai kiekvieną blogą komentarą, o dabar tebūnie. Ta prasme, dabar jau tokią odelę užsiaugins, kad gerai, važiuojam. Ir aš sakau, jūs heiteriai, jūs man labai patinkat iš tikrųjų, nes jūs naudojat savo laiką, kelt mano visą šitą dalyką, žinai, visą page'ą į viršų ir nieko nekainuojat man. Jūs darot man reklamą, sakau, ačiū, kad jūs esat, dažniau ateikit, žinai. Aš tiesiog galiu tos komentarus tiesiog praleist pro akis, o jie tegul rašinėja ir, kaip sakau, puslapis eina aukštyn, visi videkai eina aukštyn, o man tai ir nemokama reklama.
Ar Avik pereis kada nors kokį žaidimą 100%? Bandysiu Hogwartsą pereiti 100%. Koks jos mėgstamiausias streameris, kuris stebi ilgiausiai? Easternas galbūt. Prieš tai buvo svarbiausia daryti. Dar buvo Litvakas truputį. Ar galima išgyventi iš streamų? Ar sunku pasiekti tą lygį, kad būtų galima išgyventi iš streaminimo? Įmanoma. Bet šiuo metu man dar tai nėra įmanoma. Ir, žinai, tą lygį pasiekti jo labai labai daug didelio ir sunkaus darbo, kuris kažkada atsipirks. Ta prasme, tas pats, žiūrint į tos pačius, žinai, mūsų dabar pačius didžiuosius streamerius, tą patį svarbiausia daryti Easterną, ten nežinau, ką dar paimti, tarkim, čia stovą, ane, jie irgi pradėjo nuo pat pirmų tų žingsniukų ir kada jiems jau šovė į viršų, tai prireikė, tarkim, 2 metų, kai kuriems 3 ar 4 netgi. Tai aš manyčiau, tiesiog nesustokit daryti ir vis tiek ateis ta diena, kada jūs jau prisibelsit prie daugiau žmonių, durų ir galbūt jie ir pasiliks ir galėsit iš to pilnai išgyventi. Kokie Avik planai ateityje su streameriais? Kiek mano, kiek laiko užtruks, kada pasakys, vsio, užtenka? Nebent atsirastų labai didelių sveikatos problemų, dėl kurių nebegalėčiau to tęsti, o šiaip tai atrodo kol kas viskas tvarkoj, žinai, kad, tikrai stengsiuos kiek galėsiu, gal ne visą laiką streamo formatu, bet bent jau videką ar kažką, kad nepamirštų manęs vis dar. Tai tikrai stengsiuos, sakau, nebent didelės sveikatos problemos būtų, ar ten mano šeimoj, tam pačiam vyrui arba man. Ar norėtų kolabo su kitais streameriais ir koks jis turėtų būti su jais? Apie ką tas kolabas būtų? Kolabas gali būti žaidimo formatu, gali būti ir gyvam gyvenime realiam. Tai iš tikrųjų, kokį kolabą nenorėčiau, tai su šaukdyklėm. Bet kokie kiti žaidimai, tinka, važiuojam. Tik siūlykit, I'm here. Jeigu netikite, kad nedaro kolabus, jau galite pasižiūrėti iš šito podcast'o. Kaip sekasi suderinti streamus, gamingą su antra pusė? Ar tai kenkia šeimoje, jei antroji pusė negamina? Iš tikrųjų, žiauriai kenkia, jeigu antra pusė negamina ar neužsiema tokiais dalykais. Tos poros, kurios vienas iš poros pusių, jeigu jisai streamina ir kita pusė jo sutinka su tuo, tai iš tikrųjų labai yra gerai ir taip viskas liuks, jeigu jums paeina, jeigu, žinai, jeigu kita pusė sutinka, jei viskas ok, Gucci, bet jeigu tokia situacija, kaip pas mus buvo, tai aš savo vyro nesupratau niekaip, jisai manis nesuprato niekaip. Jis norėdavo daugiau laiko prie streamo, aš sakydavau, neblemba, kiek galima. Žinai, ta prasme, nebeįmanoma su tavimi gyventi, nes po streamo tu dar nori vis tiek pasėdėti prie kompo. Tai ką man bedaryti, man trūksta dėmesio tiesiog, man trūksta su tavimi laiko. Ir mums buvo šakės, bet dabar labai gerai. Dabar viens kitą suprantam. Tai ačiū čiatamas, kas buvote. Ačiū tau, Aivi, kad tikrai sutikai dalyvauti podcast'e. Kaip sakiau, čia jau man niša tikrai vera. Ir tikrai nesitikėjau, kad sutiksi asmeniškai. Ačiū, kad pakvietei, ačiū žiūrovam, ačiū už klausimus. Susimatysim greitų metu. O ką, visiems kitiem gero sekmadienio likusio. And you make me feel like a rebel, but I will not give you a reason to destroy me more.